Labas. Andriau ir sveiki visi. Kiti. Ką veiki? Papasakok apie Airiją. Kaip Nojus gyvena. Gal kokį nuotykį turėjai. Ir šiaip, kur bėga laikas. Gal ten, kur vežiai šimoje. Deja, kokie parketo mašinoje privalumai ir kas tavo mašinoje įmontavo vaizdą į jūrą. Daugtaškis, Vilnius laukinių namai, ar čia tu jautiesi laukinis, OUG, gražiai žydi gėlės, o staliukas žemė siunčia tau respektą, pasirašo mylintis, gerbiantis ir gimęs, laukti fan klubas, emo klubas. Ar tai yra žiūrovų? Na kaip, ačiū fainai. Airijui tai, nežinau, Airija yra okupuota lietuvių, žinokit. Yra tokia keista šalis. Eini per Dubliną ir kiekvieną kampą tau sako labą dieną. Ir mes važiavom kažkokį kaimelį. Papietavo toks visiškai mažas miestukas airiškas, grynai ten tie nameliai tokie ten. Škitai tokie užėjom restoranėlį. Ateina padavėja, nešaminimus, sako, tai turi būti lietuviškai kaip dėsi. Aš manau, kad čia yra slaptas lietuvių planas, iš tikrųjų. Kai Lietuva buvo iki Juodosios jūros, jokio momento. Didžiulė valstybė. Paskui mus pakrikštė, mes tapom maža, priklausoma nuo visų. Bet dabar lietuviai nori padaryti, kad Lietuva būtų iki Atlanto vandenyno. Aš šitaip, taip ir bus.